Šiandien norėtųsi papasakoti 3-ojo dragūnų pulko geležinio vilko vėliavos istoriją ir trumpai ją papasakoti, jos likimą. Tai galim pasakyti, kad 3-as dragūnų geležinio vilko pulkas jis užgimė 1920 metais nepriklausomybės karo metu, kada Lietuvai labai reikėjo ryžtingų žmonių ir būtent tos pagalbos fronte. Šis pulkas egzistavo iki 24 metų. Vėliau pertvarkant Lietuvos kariuomenę, dalis karinių dalinių buvo išformuoti ir ilgainiui 4-ajame dešimtmetyje, 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje vykdant Lietuvos kariuomenės modernizacijos planą, 3-asis geležinio vilko dragūnų pulkas buvo atkurtas ir 1937 metais rugpjūčio 15 dieną šiam daliniui buvo įteikta nauja vėliava. Nauja vėliava, kuri buvo pasiūta, pagaminta Šveicarijoje. Ir šią vėliavą pulkas garbingai nešiojo iki sovietinės okupacijos, iki 1940 metų. 40 metais prasidėjus pirmajai sovietiniai okupacijai, visų kariuomenės dalinių vėliavos buvo perduotos į Vytauto didžiojo karo muziejų. Ir kariniai, tokiu būdu jos buvo apsaugotos ir išsaugotos. Ir tuo metu tos vėliavos prabuvo visą antrą pasaulinį karą. Ir galiausiai jau prasidėjus antrajai sovietiniai okupacijai, karinių dalinių vėliavos kartu pateko 1951 metais į Vidaus reikalų ministerijos archyvą ir kartu su tomis visomis vėliavomis pateko ir geležinio vilko pulko vėliava ir turbūt jinai iš ten kažkokiu būdu pradingo. Mes dabar turbūt istorija mums nepapasakos, kaip jinai dingo su keliomis kitomis vėliavomis, bet būtent iš to archyvo Vidaus reikalų ministerijos tuometinės tarybinės Lietuvos šitos vėliavos, kelios vėliavos pradingo. Ir 1961 metais Vladas Drupas, aviatorius, inžinierius, statybos inžinierius, kuris domėjosi Lietuvos istoriją, jisai sužinojo tokį pasakojimą, kad kažkoks žmogus Raudondvaryje, čia šalia Kauno, turi paveikslą, kuriame yra vaizduojamas geležinis vilkas. Ir nuvykus pas tą žmogų, Vladas Drupas pamatė, kad tai yra Lietuvos kariuomenės pulko vėliava. Ir tokiu būdu jam pavyko šitą vėliavą perimti ir šita vėliava tuos turbūt daugiau nei 40 metų buvo saugojama jo šeimos, jo šeimoje. Ir kaip žinia, čia šalia esančiame pastate, daugiaaukščiame pastate, Vytauto prospekte ir 5-ajame aukšte, kur gyveno Drupų šeima. Ir šita vėliava visą laiką čia buvo tuose namuose. Istorija tęsiasi ir susigrąžinus nepriklausomybę 1990 metais karinių dalinių vėliavos, tarpukario Lietuvos karinių dalinių vėliavos, jos sugrįžo į karo muziejų, tačiau tarp tų vėliavų nebuvo tų pradingusių. Ir niekas nežinojo, kur yra ta 3-ojo geležinio vilko dragūnų pulko vėliava. Vėlgi mes tuo metu žinojom tik tai vaizdą
juodai baltą vaizdą, kuris dar tarpukario spaudoj kario žurnale buvo atspausdintas būtent tais 37 metais. Na ir per tą laikotarpį, na, tiesiog galima tik nuspėti ir įsivaizduoti, kaip galėjo atrodyti ta vėliava, kokios jos buvo spalvos. Mes žinojome, kas joje pavaizduota, tačiau negalėjome įsivaizduoti, kaip jinai spalviškai atrodė. Na ir galiausiai teko man pačiam asmeniškai pažinti Vladą Drupą jaunesnįjį, to Vlado Drupo aviatoriaus ir statybos inžinieriaus sūnų, kuris tuo metu mūsų jau atgimusiai Lietuvoje tarnavo Lietuvos kariuomeniai, vėliau buvo Lietuvos ginklų fondo generalinio direktoriaus pavaduotojas. Na ir mes bičiuliavomės, dažnai šnekėjom įvairiom karo istorijos temam ir turbūt neprisimenu tiksliai kada, bet greičiausiai tai buvo kokie 1997 arba 98 metai, kai aš svečiavausi pas Vladą jaunesnį namuose. Na ir mes tiesiog vėlgi bendravom, šnekėjom apie įvairias Lietuvos kariuomenės temas. Na ir galiausiai to vakaro metu Vladas prasitarė, sako, žinai, Jonai, sako, turiu tau kažką parodyti, kai ką labai svarbaus. Na ir jisai pasivedė mane į kitą kambarį, atidarė spintos apatinį stalčių ir aš pamačiau ten gražiai paguldytą, dailiai sulankstytą 3-ojo dragūnų geležinio vilko pulko vėliavą. Tai tiesiog per kūną perėjo šiurpas ir, na, akis sužibo ir tiesiog atsirado galimybė, reiškia, sužinoti, pamatyti ir sužinoti tą vėliavą ir tiesiog pamatyti jos spalvas ir panašiai. Na ir tiesiog mes tęsdami tą pokalbį, šnekėdamasi su Vladu, jisai paminėjo tokį dalyką, kad sako, matai, kol kas mes šitą laikom paslaptyje, nes dar neatėjo laikas šitą vėliavą parodyti ir perduoti. Na ir tas laikas turbūt atėjo 2002 metais, kuomet lapkričio 13 dieną karininkų ramovėje švenčiant brigados generolo Klemenso Popeliučkos jubiliejų, būtent Drupų šeimos atstovai, Vladas Drupas vyresnysis ir jaunesnysis, vyresniojo rankomis šitą vėliavą perdavė tuometiniam pirmajam geležinio vilko brigados vadui, pulkininkui Česlovui Jezerskui. Na ir tokiu būdu šita vėliava grįžo į karinį dalinį, į teisėtiem šeimininkam. Na ir šiandien ši vėliava toliau yra saugoma būtent geležinio vilko brigados dalinyje vado kabinete. Ir, na, tai ta istorija tokia yra įdomi ir pakankamai sudėtinga ir turbūt kai kurių klausimų mes dar šiandien neatsakysime savo, bet yra smagu, kad, reiškia, buvo žmonės, teisingi žmonės, kuriems rūpėjo Lietuvos valstybė, jos ateitis ir jie žinojo, ką reiškia vėliava ir žinojo, kaip ją reikia saugoti ir kada jinai vėl gali sugrįžti pas teisėtus šeimininkus. Na ir dar galima tokį epizodą papasakoti, pridurti, kad išeivijoje tokio žymaus kolekcininko, karininko Henry Gaidis kolekcijoje taip pat buvo
pagaminta kolekcijai, specialiai pagal užsakymą buvo pagaminta šitos vėliavos kopija, bet kaip žinia, nebuvo žinomos spalvos ir ta vėliava buvo, interpretacijos tam tikros padarytos ir ta vėliava buvo žalios spalvos ir kiek įmanoma buvo atkurti pagal tą juodai baltą iliustraciją, kuri buvo tuo metu kario žurnale publikuota tarpukariu. Šiandien ta, sakykime, antroji kopija tos vėliavos yra kartu su visa Henrio Gaidžio kolekcija perduota į Lietuvos nacionalinį muziejų ir yra Vilniuje. Tad esant galimybei tikrai galima pamatyti ir apžiūrėti būtent tą vėliavą, tą kopiją, kuri buvo žmonių įsivaizdavimas, kurie matė, kad tai yra reikšminga ir tokią vėliavą tuo metu pagamino. O šiandien mes tikrai matome tą puikų, nuostabų juodos spalvos audeklą su kylančiais, tekančios saulės spinduliais ir fone labai mėlynas dangus. Tai, sakyčiau, tie simboliai yra labai tokie ryškus ir reikšmingi. Tai turbūt tiek tos istorijos, kurią norėjau papasakoti ir tiesiog prisiminti tuos du žmonės, Drupų šeimos atstovus, tai yra Vladą Drupą vyresnį, kuris yra pasaulio tautų teisuolis, išgelbėjęs 11 žydų gyvybės, būtent Antrojo pasaulinio karo metais. Ir jo sūnų Vladą Drupą jaunesnį, kuris atgimus Lietuvos valstybei tarnavo Lietuvos kariuomeniai, buvo Lietuvos kariuomenės atsargos majoras ir visą savo gyvenimą iki jo pabaigos paskyrė ne tik kariuomeniai, bet ir jos istorijai.